Jei pasidarai woke, bankrutuoji. Šiuo metu tai jau tampa šiek tiek varginančiu. Bet turime naują pavyzdį, kaip Hollywoodas bando primesti woke ideologiją ir atrodo, kad šį kartą tai super mergaitė. Nes super mergaitė, kurią vaidina Millie Alcock, labai talentinga aktorė, galiu tai pasakyti, dabar gerbėjai vertina prieštaringai po to, kai ji pasakė, kad superherojė gali būti ir taip, kai jos paklausė, ar personažas yra queer. O man tai sakyti, kad gali būti ir taip, iš esmės reiškia, kad noriu gauti pažangumo taškų, bet iš tikrųjų nesu pasirengusi eiti iki galo, jei kartais tai patiktų ir konservatyviems žmonėms. Tai tiesiog pasakykime, kad ji viskam atvira. Tai taip nuobodu, jau taip vargina, kai mums brūkamos šios kvailos ideologijos. Pamirškime tai, kad visi žinome, jog Supermanas yra vyras. O dabar turime naują supermergaitės versiją. Aš visiškai palaikau, kad merginos būtų stiprios, nuostabios, bet kodėl? Kodėl reikia brukti šį absurdišką dalyką? Millie Alcock, kai jos paklausė apie karo seksualumą filme Supermergaitė, aš nežinau. Manau, kad tai, kas daro šį filmą tokį gražų, yra tai, kad jis nėra sutelktas į vyrą. Jis apskritai nėra apie meilę. Aš tikrai nežinau. Tikriausiai jai patiktų ir vyrai, ir moteris. Dabar grąžinsiu jūs visus prie Rachel Ziegler istorijos. Ar visi prisimenate tą moterį? Ta tikrai erzinanti moteris, kuri visus mus privertė susigūžti Holivude, nes ji darė tą keistą dalyką su savo burna. Ar žinote, apie ką aš kalbu? Bet ji taip pat brukdavo savo politinę darbotvarkę į filmą, kad net nežinau, ar filmas buvo atšauktas, bet tai buvo visiška katastrofa vėl ir vėl. Na, atrodo, kad Millie Alcock gali daryti tą patį, o tai gaila, nes ji tokia talentinga, jai nereikia taip elgtis. Millie pamažu virsta Rachel Ziegler ir tai taip liūdna matyti. Ir tikiuosi, kad ji to nedarys, nes Rachel Ziegler visų pirma visiškai sužlugdė savo Hollywoodo karjerą ir sužlugdė didelį filmą, kuriam buvo išleista daug pinigų. Dabar Dom šiame vaizdo įraše pateikė labai gerą mintį ir tau reikėtų jį pažiūrėti po šito, bet esmė ta, kad mes tiesiog pavargome nuo politikos kino teatruose. Aš net nenoriu savo politikos kino teatre. Aš bandau eiti pažiūrėti filmą apie kažkokius keistus dalykus ir pabėgti nuo tikrojo pasaulio, ne? Jei aš noriu... Taip, žinoma. Taip, sveiki. Aš noriu eiti pažiūrėti filmą ir tiesiog arba sužinoti kažką tikro, išmokti kažką apie tai, kas vyksta pasaulyje ir pasisemti žinių, arba tiesiog visiškai išjungti savo smegenis nuo visų tų kasdienių rūpesčių. Aš nenoriu eiti vien tam, kad mane linksmintų, bet ir kad man kažkaip pasąmoningai įteiktų žinių kažkokie Hollywoodo tipai, kuriems visiškai nerūpi nei aš, nei mano šeima, nei mano gerovė. Aš nenoriu, kad viskas būtų politizuojama. Jei norėsiu, pats tuo užsiimsiu. Žinoma, taip. Man nepatinka, kad žmonės turi tempti asmeninius savo gyvenimo dalykus į viešumą ir tarsi kišti juos mums į akis. Akivaizdu, Rachel Ziegler buvo per daug. Millie dar iki to nedaėjo. Tiesa, jos buvo paklausta kelių klausimų ir man atrodo, kad ji jau artėja prie to, tiesa. O kai kalbama apie Ziegler, tai buvo taip narciziška ir savanaudiška. Prisimenu, kaip ji ginčijosi su prodiuseriais. Jos viešųjų ryšių žmonės tikriausiai kraustėsi iš proto. Ir atrodė, kad jai tai visiškai nerūpėjo, kas buvo beprotiška. Dabar akivaizdu, Millie taps naująja supermergina. Ir manau, jos paklausė kelių klausimų ir ji pasakė, kad, žinote, supermergina galbūt bus LGBTQ ir galbūt jai net nepatinka vyrai, ji gali būti biseksuali. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad taip nėra. Ji pasakė, aš tiesiog džiaugiuosi, kad viskas nesukasi apie vyrą. Žiūrėk, aš suprantu, tai tavo įsitikinimai, bet tiesiog supras, kad dauguma žmonių tiesiog nori pažiūrėti filmą. Dabar, mano mėgstamiausias visų laikų filmas turi pagrindinę moterį veikėją. Tiesa, tai Uma Thurman filme Nužudyti Bilą. Aš dievinu Nužudyti Bilą. Visų pirma, aš dievinu Quentiną Tarantiną, bet man labai patinka Nužudyti Bilą serija. Jai nereikėjo stengtis, ji tiesiog buvo tikra kietuolė. Supranti, ką turiu omenyje? Ji tiesiog buvo kieta, žinai. Ir man tiesiog nepatinka tai, žinai, akivaizdu, Margot Robbie, taip, ir Juodoji našlė, Scarlett Johansson, jie yra nuostabios. Ir joms nereikia bandyti brukti tau į akis perdėtą feminizmą, supranti? Štai kas svarbiausia, jei esi tikrai gera aktorė, tu užvaldai ekraną ir būtent tave visi prisimena. Tau nereikia visko paversti vyrų menkinimu. Tai tiesiog toks juokingas reiškinys. Matėme nuostabiąją moterį, nuostabu, kaip jis minėjo. Matėme tiek daug moterų personažų, net jei jos nėra pagrindinės, jos veda siužetą, jos žavi, jos įkūnija grožį ir intelektą. Labai smagu žiūrėti į stiprią moterį, bet tuo ir turėtų baigtis. Smagu žiūrėti į stiprią moterį. Tai neturi būti apie vyrų menkinimą, nes atspėk ką.
Ekrane taip pat yra tikrai puikių vyrų, kuriuos smagu stebėti. Šie du dalykai neprivalo būti vienas kitam prieštaraujantis. Tai taip erzina, perskaitykime tai. Kritikai nesusilaiko dėl supermerginos, o atsiliepimai yra daug blogesni nei tikėjomės. Žinoma, kai kuri filmą apie politinės darbotvarkės žmonės greitai pavargsta. Supermeržina įeina į istoriją kaip pirmasis filmas Jameso Gano naujojoje DCU laiko juostoje, kuris gavo neigiamą kritikų įvertinimą, kai sistemos palaikomi komentatoriai turėjo vidutinės nuomonės. Ar tai reiškia DC filmų padalinio pabaigą? Spauskite mūsų vaizdo įrašą ir sužinokite, ką sako kitos apžvalgos. Nenoriu. Gerai, šiuo metu Supermergina turi 59% kritikų įvertinimą Rotten Tomatoes svetainėje. Tai šiek tiek aukščiau nei vidutinis įvertinimas, bet vis tiek blogas. Oi. Kai kurie kritikai buvo nustebinti filmu, tačiau labai kritikavo neįkvepiantį siužetą. Nužudyk Ramą, išgelbėk šunį. Tai yra motyvai, kurie varo visą Supermergino siužetą, kuris net nėra pakankamai įdomus, kad būtų painus. Galbūt todėl filme daug veiksmo, bet jis vis tiek nuobodžiai plokščias. Na baikit, ar siužetas tikrai apie šuns gelbėjimą? Tai nelabai gerai. Šiuo metu dar vienas dalykas, kuris man kelia problemų, ne tik su dirbtiniu intelektu, bet apskritai, kiek daug filmų išeina, jei vis dar laikaisi kažko vidutiniško ir nuobodaus, tau jau viskas. Ateina į filmą turėdama tiek daug kino patirties, noriu būti nustebinta. Noriu, kad siužetas mane nuvestų į beprotišką kelionę. Noriu išeiti iš kino salės galvodama, oho, aš tikrai buvau įtraukta. Nenoriu sėdėti ir galvoti, ar čia tikrai geriausia, ką sugebėjote sugalvoti. Tai blogas filmo ženklas. Bet kuriuo atveju, kaip sakėme, Emilia Alcock yra puikia aktorė, taigi akivaizdu, ji buvo tikras išsigelbėjimas. Bet štai kas keisto vyksta su šiuo reiškiniu, kurį matome. Dabar jie pasitelkė šias aktorės. Šis vaizdo įrašas turi 5 milijonus peržiūrų, tiesa, ir jie siunčia jas į šiuos reklaminius turus. Mes prie to pripratę, tai vyksta jau amžinai, bet visa tai atrodo taip keistai. Pažiūrėkite į tai. Internete komentaruose buvo klausimų apie Karos queer tapatybę. Ar tai buvo kažkas, ką tyrinėjote ruošdamasi šiam vaidmeniui? Ne, bet Pride mėnesio proga, kai gaunu visus šios klausimus, nežinau, manau, kad tai, kas daro šį filmą tokį gražų, yra tai, kad jis nesikoncentruoja į vyrą, jis apskritai nesikoncentruoja į meilę, jei jau ką. Bet pamatysime, iš tikrųjų nežinau. Tai puiku, ji tikriausiai mėgsta ir vyrus, ir moteris. Klausimas internete. Taip, štai ir viskas. Tau ji nebepatinka. Aš ją mylėjau, ji tokia gera, bet man ji nebepatinka. Nebeveikia. Nebeveikia. Tai taip netikra. Jau ir taip keista būti aktorė, tiesa? Pagalvok, vieną dieną atsikeli ir galvoji, žinai, kokia mano svajonė? Mano svajonė – būti mylimai už tai, kad esu kažkas kitas. Tai šiek tiek keista. Mano svajonė – negyventi savo gyvenimo, o gyventi kitų žmonių gyvenimus ekranuose. Ir man tai taip gerai sekasi, aš taip gerai sugebu ištrinti, kas esu, kad iš tikrųjų įtikinu žmonės, jog esu kažkas, kuo nesu. Valio, už tai uždirbtume milijonus dolerių. Man tai visada atrodė keista. Bet kai paimi šiuos žmonės ir parodai juos ekranuose ir jie daro kažką tokio keisto, tai tiesiog nejauku. Tai nejauku jau nekalbant apie tai, kad politinė darbotvarkė yra nuobodi, bet tai nejauku ir keista. Ir štai kodėl niekada neturėtumėte klausytis politikų, Holivudo žvaigždžių ar apskritai įžymybių politikos klausimais, nes jie savo karjerą sukūrė nesugebėdami būti savimi. Ačiū už dėmesį šiuo klausimu.